Daugelis žmonių sako, kad šaltomis dienomis jūsų automobilio akumuliatorius gali neveikti taip gerai. Tačiau didžioji tiesa yra ta, kad pagrindinis kaltininkas nėra šaltis, o būtent karštis. Šiandien aš jums parodysiu, kodėl automobilių akumuliatoriai greičiau sugenda karštame klimate. Ar kada nors susimąstėte, kodėl dauguma žmonių rūpinasi automobilio akumuliatoriais atšiaurios žiemos metu? Tačiau galbūt jos turėtų labiau nerimauti dėl vasaros karščio? Atrodo paradoksalu, tačiau tiesa ta, kad ekstremalus karštis yra daug žalingesnis jūsų automobilio akumuliatoriui nei šaltis. Nors daugelis mano, kad pagrindinis kaltininkas yra užšalimas, iš tikrųjų aukšta temperatūra daro didžiausią žalą ir negrįžtamai sutrumpina akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Ir būtent dėl šios priežasties šiandien aptarsime, kaip karštis veikia pagrindinės mūsų transporto priemonės dalis. Tačiau kaip tiksliai veikia automobilio akumuliatorius, kad temperatūra turėtų tokį svarbų vaidmenį? Kiekvienas akumuliatorius veikia dėl viduje vykstančių cheminių reakcijų. Kas vyksta akumuliatoriaus viduje? Yra elektrodai ir elektrolitas, kurie kartu veikia, kad sukurtų elektrą, kai užvedate automobilį. Šios cheminės reakcijos yra itin jautrios temperatūrai. Kai šalta, cheminės reakcijos natūraliai sulėtėja, todėl tuo metu sumažėja ir prieinama galia. Tačiau iš tikrųjų tai prailgina akumuliatoriaus tarnavimo laiką, nes reakcijos vyksta lėčiau. O kas nutinka, kai karšta? Šios pačios cheminės reakcijos smarkiai paspartėja, sukeldamos daug daugiau vidinės veiklos. Ši pagreitėjusi veikla yra raktas, norint suprasti, kodėl karštis taip greitai sunaikina akumuliatorius. Kai automobilio akumuliatorių veikiate ekstremaliu karščiu, iš esmės paspartinate visą akumuliatoriaus cheminio senėjimo procesą. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau vyksta šis senėjimas. Tyrimai rodo, kad akumuliatoriai veikiami 45 laipsnių temperatūros susiduria su daugiau nei dvigubai didesnė degradacija palyginti su tais, kurie laikomi 25 laipsnių temperatūroje. Kad tai suprastumėte geriau, tai reiškia, kad akumuliatorius karštame klimate po 200 įkrovimo ciklų gali prarasti maždaug 6,7% savo talpos. Tuo tarpu toks pat akumuliatorius vidutinio klimato sąlygomis praranda tik 0,3% talpos. Šis skirtumas gali atrodyti nedidelis, tačiau per mėnesius ir metus kaupiamasis poveikis yra pražūtingas. Bet kas tiksliai vyksta akumuliatoriaus viduje, kad karštis jį pažeistų? Iš tikrųjų, vienu metu vyksta keli žalingi procesai. Pirmiausia, stiprus karštis priverčia akumuliatoriaus viduje esantį elektrolitą, kuris yra būtinas skystis cheminėms reakcijoms, pradėti garuoti. Kai elektrolitas išgaruoja, cheminės reakcijos nebegali vykti įprastai ir akumuliatorius praranda gebėjimą kaupti bei tiekti energiją. Be to, švino rūgšties akumuliatoriuose, kurie dar dažnesni tradiciniuose automobiliuose, karštis pagreitina sulfatacijos procesą. Tai procesas, kai švino sulfato kristalai susidaro ant akumuliatoriaus plokštelių. Šie kristalai sumažina akumuliatoriaus efektyvumą ir tarnavimo laiką. Taip pat yra bendras vidinių komponentų nusidėvėjimas, nes karštis padidina mechaninę ir cheminę apkrovą visose akumuliatoriaus dalyse. Bet ar tikrai akumuliatoriaus tarnavimo laikas taip stipriai skiriasi priklausomai nuo klimato? Skaičiai tai visiškai patvirtina. Remiantis vartojimo duomenimis, nepriklausomų tyrimų ataskaitomis, automobilių akumuliatoriai JAV pietinėse valstijose, kur nuolat karšta, tarnauja vidutiniškai 17 mėnesių trumpiau nei akumuliatoriai šaltesnio klimato šiaurėje. Tad tai būtų aiškiau,
Kol įprastas akumuliatorius vidutinio klimato sąlygomis gali tarnauti nuo 3 iki 5 metų, tas pats akumuliatorius karštame klimate, pavyzdžiui, Brazilijoje ar Floridos valstijoje, gali tarnauti tik 2-3 metus. Ir tai yra žymus tarnavimo laiko sutrumpėjimas. O tai reiškia, kad gyvenantiems karštuose regionuose akumuliatorių teks keisti daug dažniau. Bet kaip išorinė šiluma susijusi su vidinė akumuliatoriaus šiluma? Daugelis žmonių nesuvokia, kad temperatūra variklio skyriuje yra dar ekstremalesnė nei išorės oro temperatūra. Veikiantis variklis gali įkaisti daug labiau nei aplinkos oras, ypač jei automobilis ilgą laiką stovi saulėje arba jei variklio aušinimo sistema neveikia tinkamai. Be to, pati akumuliatoriaus veikla generuoja šilumą. Kai akumuliatorius tiekia energiją automobiliui arba yra įkraunamas generatoriaus, viduje vyksta cheminės reakcijos ir dėl to kaip šalutinis poveikis susidaro šiluma. Karštuose klimatuose ši papildoma akumuliatoriaus šiluma negali tinkamai išsisklaidyti, todėl susidaro pavojingas ciklas. Šiluma pažeidžia akumuliatorių, o šis savo ruožtu generuoja dar daugiau šilumos. Ar yra būdų apsaugoti akumuliatorių nuo per didelės kaitros? Taip, yra. Pirmas ir paprasčiausias būdas, jei įmanoma, visada statyti automobilį pavėsyje. Automobilio laikymas garaže arba padėsingoje stovėjimo vietoje gali sumažinti variklio skyriaus vidinę temperatūrą. Taip pat svarbu reguliariai tikrinti automobilio įkrovimo sistemą, nes per daug įkrautas akumuliatorius karštu oru sugenda dar greičiau. Laikyti akumuliatorių švarų ir be korozijos ant gnybtų taip pat padeda, nes korozija sumažina efektyvumą ir leidžia susidaryti daugiau šilumos viduje. Galiausiai, itin karštuose regionuose kai kurie automobilių savininkai investuoja į šilumos izoliaciją variklio skyriuje arba į tinkamas vėdinimo sistemas. Kai kuriuose modeliuose akumuliatorius turi dangtelį arba izoliacinį apklotą, kuris apsaugo akumuliatorių nuo variklio bloko temperatūros. Jūsų nuomonė mums svarbi, todėl jei jums patiko šis vaizdo įrašas, užsiprenumeruokite kanalą, jei dar nesate prenumeratorius, paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui. Ir jei norite mums padėti kurti šį ir kitokį turinį šioje platformoje, apsvarstykite galimybę tapti nariu. Ir padėkite mums. Paremkite mus kavute ar sūrio bandelėmis, o mes jūs paminėsime savo vaizdo įrašuose. Norite profesiškai tobulėti arba įgyti naujų techninių įgūdžių? Nuskenuokite QR kodą arba paspauskite nuorodą aprašyme ir atraskite puslapį su visais mūsų rekomenduojamais kursais. Kaip manote? Ar žinojate, kad karštis turi įtakos tam, kaip dažnai tenka keisti akumuliatorių? Ar teko keisti akumuliatorių per trumpą laiką ir svarstėte, kodėl taip nutiko? Palikite komentarą, nes noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomūs vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos entuziastai. Siunčiu didelį apkabinimą ir iki kito vaizdo įrašo.